Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Pristatysiu Jums informaciją, kaip vyksta kliento autentifikacija, skambinant į Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių informacijos centrą. Toliau Valstybinę mokesčių inspekciją vadinsiu VMI. Jeigu norite gauti informaciją, kuri sietina su informacija duomenimis, kurios laikymą paslaptyje VMI privalo užtikrinti, įskaitant ir asmens duomenų teikimą, jūs turite būti autentifikuotas. Autentifikacija būtina, jeigu jūs norite, pavyzdžiui, gauti informaciją apie mokesčių deklaraciją, telefonu pateikti prašymą verslo liudijimui gauti, sužinoti, kokią mokesčio sumą reikia sumokėti, sužinoti paskirtos baudos sumą, pasinaudoti pagalbą užpildant metinę pajamų deklaraciją. VMI, tvarkydama asmens duomenis, privalo laikytis teisės aktų, nepažeisti jų reikalavimų ir užtikrinti kiekvieno asmens duomenų saugumą. Autentifikuodama klientus, VMI nerenka asmens duomenų, o tik tikrina jau turimus, kad konkrečiam asmeniui būtų suteikta konsultacija ar informacija susijusi tik su jo duomenimis. VMI neteikia duomenų apie kitą asmenį, nebent jis yra teisėtas skambinančiojo atstovas. Atstovavimo teisė turi būti pažymėta VMI sistemose. O kokiagi papildoma autentifikavimosi nauda klientams? Greitesnis ir patogesnis informacijos gavimas, nes jiems yra suteikiamas prioritetas skambučio eilėje. Autentifikuotis galima telefono numeriu ir PIN kodu, mobiliuoju parašu. Kai skambina asmuo pasirinkęs autentifikaciją tik pagal telefono numerį, konsultantas matys, kad jis jau autentifikuotas ir patikslinimui užduos vieną klausimą. PIN kodas papildomai naudojamas tuomet, kai tuo pačiu telefono numeriu nori identifikuotis keli asmenys. Tokiu atveju kiekvienam asmeniui suteikiamas unikalus PIN kodas, kurį būtina įvesti autentifikacijos metu. Taigi, kai skambina asmuo pasirinkęs autentifikaciją pagal telefono numerį ir PIN kodą, PIN kodas gali būti suvestas dar prieš sujungimą su konsultantu, jei to nebuvo padaryta laukimo eilėje. Konsultantas gali nukreipti suvesti PIN kodą pokalbio metu. Skambučio metu pasirinkus autentifikavimą mobiliuoju parašu, mobiliajame telefone reikia įvesti savo asmens kodą ir patvirtinti prisijungimą mobiliojo parašo kodu. Tai yra, išgirdus kontrolinį kodą, suvesti S-PIN kodą. Norėdami autentifikuotis telefono numeriu ar telefono numeriu ir PIN, prisijungę prie mano VMI atlikite šiuos veiksmus. Dešinėje pusėje pasirinkite mano duomenis identifikavimas telefonu. Tada atsidariusiame lange skiltyje identifikavimas telefonu pasirinkite kontaktų keitimas. Atsivėrusio lango apačioje įveskite telefono numerį. Pažymėkite autentifikacijos būdą, sutinku būti identifikuotas tik pagal telefono numerį arba papildomai naudosiu VMI sugeneruotą PIN kodą. Atlikę šiuos veiksmus, išsaugokite informaciją. Jei nebuvote autentifikuotas anksčiau aptartais būdais, asmeninę konsultaciją ar paslaugą telefonu galėsite gauti tik tuo atveju, jei pokalbio metu teisingai atsakysite į 5 konsultanto užduotus asmeninius klausimus. Konsultantas užduos šiuos klausimus. Jūsų mokesčio mokėtojo asmens kodas arba TIN kodas, jeigu esate užsienietis. Jūsų vardas ir pavardė. Jūsų asmens dokumento numeris. Taip pat 2 papildomus klausimus, kurie leis įsitikinti jūsų tapatybę. Jei neatsakysite į bent vieną klausimą, kitų klausimų jis nebus keičiamas ir asmeninė konsultacija ar paslauga telefonu nebus suteikiama. Nepavykus autentifikuotis,
galite pasirinkti kitus būdus konsultacijai ar paslaugai gauti. Pateikti paklausimą raštu per mano VMI arba apsilankyti artimiausiame VMI padalinyje. Svarbu paminėti, kad klientai VMI padaliniuose aptarnaujami tik su išankstinė registracija vizitui. Tai padaryti galite kelių mygtukų paspaudimu rezervacijos sistemoje. Apsilankykite www.vmi.lt, pradinio puslapio viršuje pasirinkite kontaktai, tada registracija vizitui. Kai sėkmingai užsiregistruosite, elektroniniu paštu ir arba SMS sulauksite patvirtinimo žinutės su unikaliu registracijos kodu, kurį turėsite pateikti atvykę. Atvykęs į VMI aptarnavimo padalinį, būtinai su savim turėkit asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tai yra galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Jei negalėsite atvykti, nepamirškite atšaukti registracijos. VMI rūpi jūsų asmens duomenų apsauga.